Klaipėdoje griūna pastatai ir tai yra gera žinia. Paklausite kodėl? Nes griūna, o tiksliau griaunami, nenaudojami, seniai apleisti statiniai, kurių vietoje bus gerinama aplinka, o tai reiškia, jog ir visų mūsų gerovė. Šiuo metu Klaipėdoje, Herkaus Manto ir Prano Lydeikių gatvių sankryžoje baigiami 1962 metų statybų pastato griovimo darbai. Šis 2 aukštų administracinės paskirties mūrinis pastatas ilgą laiką buvo nenaudojamas. Statinys priklauso Klaipėdos savivaldybei ir buvo išnuomotas verslui. Tačiau nuomos sutartis buvo nutraukta šių metų kovo mėnesį, siekiant įgyvendinti sankryžos rekonstrukcijos planus. Tad šie griovimo darbai yra dalis platesnio projekto, skirto pagerinti eismo srautus šioje intensyvioje sankryžoje. Planuojama įrengti papildomą nuovažą iš Prano Lydeikio gatvės į Herkaus Manto gatvę, miesto centro link, leidžiančią vairuotojams sukti į dešinę aplenkiant šviesoforą. Šis sprendimas turėtų sumažinti spūstis, ypač vasaros sezono metu, kai eismas iš pajūrio tampa gerokai intensyvesnis. Beje, tai ne vienintelis statinys, kuris pastarosiomis dienomis buvo sulygintas su žeme. Tęsiant Dangės krantinės tvarkymo darbus ties Gargždų gatve 6, buvo nugriautas senas geležinis sandėlis. Šis sovietmečiu statytas 500 kvadratinių metrų ploto angaras ilgą laiką buvo bešeimininkis. Nors naudojasi šiuo sandėliu verslininkai, apie 10-metį siekia įteisinti statinį. Tačiau po ilgai trukusių teisminių ginčų teismas nusprendė, kad statinys turi būti nugriautas. Ir griovimo darbai buvo atlikti maždaug per savaitę, rašoma dienraštyje Vakarų Ekspresas. Šio sandėlio griovimas atvėrė kelią naujam Klaipėdos savivaldybės projektui. Planuojama įrengti beveik 200 metrų ilgio pontoninę prieplauką, kurioje galės švartuotis apie 50 mažųjų laivų. Tai yra pirmasis etapas didesnėme planuojamame projekte, kuriuo siekiama modernizuoti ir išplėsti visą krantinės zoną. Ateityje numatoma plėsti prieplauką daugiau kaip 400 metrų ruože, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, poilsio zonas, bei atverti daugiau prieėjimų prie upės krantinių. Tad su tokiamis geromis žiniomis žengiame į vasaros sezono pradžią ir primename, jog tam, kad nepraleistumėte naujienų iš Klaipėdos, nepamirškite prenumeruoti Klaipėda TV kanalą. Ir žinoma, kaip be jūsų patiktukų, kurie padeda šiems reportažams būti labiau matomais internete. Ačiū, kad kuriate Klaipėda TV kartu su mumis ir iki greito.